Žiūrėkit, ką aš nupirkau. Čia kūno toksai dulksna. Tėjai paėmiau. Alicai štai tokias koinytės. Čia visiems 4 vaikučiams štai tokių saldainių. Guminukai. Dar va tokie va saldainiukai, lūpų dažai. Ir čia panom paėmiau kvepaliukų. Va 4. Ir žiūrėkit, kortos. Štai kokio dydžio kortos. Žiūrėkit, išsilupo Elijos su Alica, kokie kvepaliukai. O čia va Tėja išsilupo. Po 5. Spėkit, kur aš į mišką. Kaip iš namų išvaryta. Juokauju, iš namų niekas nevarė. Turim užsakymą, kurį labai anksti turim padaryti uogų. Štai toks mano ir šeštadienis. O rytoj, jeigu niekas nepasikeis, planuojam į sodą važiuoti. Tai va, nes susiplanuoji į sodą, tai po to vis ir neišeina nuvažiuoti. Tai uogų užsakymas, tai pas gydytojus. Tai va. Einam dviese su vyru į mišką. Vaikai dar miega. Elijai kūno kultūrai mokslo metam nupirkome štai tokį mielą maišelį. Buvome mieste, žiūrėkite, kokią Maksimoje Alicai kepurę nupirkau. Ir pas mus atidarė drogą, tai panom paėmiau pakiams kaukės. Į mokyklą nupirkau tokių va rašiklių, sąsvinių langeliais, nes linijom dar nuo praeitų metų labai daug likę. Ir dar po to dapirksiu, nes čia visus kokie šitie, kurie buvo pasiėmiau. O aš su vyru ir Elija buvau Pepko. Mano sesuo sakė, tokie išpardavimai Pepko, nuėjau anūkėliai, Elijai, Rojui ten paėmiau drabužių ir man ir Elijai vyras nupirko padovanėlę iki parduotuvėje. Man štai tokia apyrankė ant rankos. O Elijai štai tokias plaukų gumytės. Man štai tokia apyrankė. Nes mes dar užėjome iki maisto produktų. Ryt važiuojame į sodą, imsime štai tokias kortas. Taip pat nupirkome tinklinio kamuolį naują ir badmintoną irgi nupirkome. Viską pasimsime į sodą. Na, mes laukiam autobuso į sodą. Štai va tokį kamuolį pasiėmėm, kurį aš nupirkau. Ir va tokį va jums nupirkau badmintoną. Mes jau sode valgom štai tokius ledus nostalgija.
Rojus buvo su tie raketė užmetę, tai nu, grįžom namo, dabar gersim ledų kokteilį.